Labdienėlį. Pakankamai ilgą laiką nesimatėm. Įvykdavo visokių įvykių, tai reikia biškį prisiminti kanalą, nes biškį buvom, ne tai, kad užbėriš, nebuvo laiko paprasčiausia. Buvo 100 kitų darbų, o dabar po biškį įsivažiuosim vėl. Tai va, lekam į oro uostą, man skrydis ir šiandien be 11. Tai lekam į darbą, kažkas prašė įkelti šiek tiek video iš darbą, tai turi labai mažą projektėlį, tai galvoju, kad tik įkelsiu. Jau važiuojant ten 3 kartą, kiekvieną kartą būtent po savaitę. Realią darbą turėjom 5 dienom. Tai tęsis prasitės ir aš pradėjau gal rugsėjį gale, dabar lapkričio 7. Tai va, tai jau 3 kartą važiuoju, kiekvieną kartą atvažiavęs 2 dienas padirbu, savaitę lyn ir išvažiuoju nuo mėnesį, nieko dirbti. Tai va, tai važiuojant 3 kartą. Dabar tikimės užbaigti, nors biškį žiūriu pesimistiškai, nes į lapkritis, o lapkritis jūro ir labai nekoks. Mėnų darbuotis. Aplama lapkritis, gruodis, sausio, vasaris, kovas netgi yra. Kadangi mes plaukiam su mažas laivelės, o bangas žiemos metu ir didelis, kadangi ne sezonas ir labai atšiaurus klimats, tai sunkia ir įplaukti jūrą ir prisistumti prie malūno, nes mūsų limitai yra 1,5 metro, bet čia yra jau didžiausia banga. Plius reikia į formulį įvesti, kad būna ir vėjas šoninis, būna ir potvinis atoslūgis, tai viskas prisideda prie to pačio ir gaunas galia, kad net kartais su 1,3 metro bango mes neprisistumam prie malūno. Tai va, tai lekam į Daniją, būsim grubę tikiu savaitę. Būsim 2 su kolega, 3 žmogus bus iš kliento pusės, tai būsim 3 ir parodys biškį, ką darom. Labai nesudėtingas projektas, niekur aukštą nelipsim, būsim prie pat jūros, bet pakankamai įdomi situacija. Motociklus nepergyventi, ypač biškį renkams, įkelsiu taip pat video. Viskas vykst, bet vyks šiek tiek lėčiau negu norėjau, nes prasidėjo mokslo metą ir vaką, ir, žinot, namų darbą, ir visą kitą, tai biškį, kit prioritetą prie šių momentų, bet spėsim. Dar įsivėliau į namų statybas, tai vis laiks praktiškai buvo tenas, o keliauti su motociklu ir nebeliek laik. Netgi šiemet, labai mažai, rugpjūčio mėnesį labai mažai besivažinėjau. Išvažiuodavau vakarais, bet kažkur toliau niekur negalėjau važiuoti, nes paprasčiausiai negalėjau, tai su statybininkas susitarė vieno vieto būti, automatiškai, žinot patys. Kai rekalų ir biškį sunkiai planuoti. Bet pabiškį dabar viskas rimst. Dabar žiemos sezonas tikius bus labai ramus, nes pernai žiemą vis žiemą pradirbau. Čia buvo gal Liepos mėnesį buvo naujas kapitonas laivo ir jis norėjo prisistumti prie malūno. Ir malūnas pats turi tokius fenderius vadinamus, kur atsiremia laivas, 80% duoda gazo ir tada žmonės lipa į viršų. Tai nutiko taip, kai jis trenkėsi labai stipriai į tą malūną ir tie fenderiai, ten yra jis privirintas ir tos visos siūlės sutrukinėjo suvirinimo. Jie galvojo, kad suvirinimo siūlės sutrukinėjo, nes kadangi viskas yra uždažyta, trūko dažai aplink siūlės ir anie galvo, kad į siūlį sutrūkusius. Tai va, tai važiuojam patikrinti, bet kad mums prieiti prie tų siūlių, reikia visko nusišveisti. Aplink siūlę reikia po 5 mm visas pusės nuvalyti dažus, patikrinti suvirinimo siūlės magnetiniu būdu ir paskiau, jeigu nėra indikacijų, mes viską užsidažom. Tai va. Tai šiek tiek bus neardomosios kontrolės, šiek tiek bus alpinizmo ir šiek tiek bus dažym, kas man labai nepatinka, bet kadangi toks darbas yra, tu turi visko daryti, nes ne vis gal prieiti prie tos veitas. Tai va, tau kartais reikia ir laidus junginėti elektros, kartais reikia ir dažyti, kartais reikia ir sutvarstos. Labai aplamai platus spektras, nes tu negali atsivežti 6 skirtingų profesijų žmonės ir pakabinti vieną vietą, nes taip paprasčiausiai finansiškai neapsimoka. Tai va, tai dažniausiai mes, kai važiuojam, mūsų paprašo padaryti visko. Dabar kaip turėjom važiuoti ir daryti realiai tik tais
suvirinimo siūlės tikrinti, bet tuo pačiu, kada pačiu ir kažkokie atsisuks kažkoksai klemsas atsisukęs kažkoks turim prisukti. Tai va, tai būna, kad atvažiuojam kartas ir papraš papildomų darbų padaryti, nes nieks neprieina prie tos veitas. Tai va. Tai lėktuvėlis mano. Nu va, atvažiavom ir 6 valandas vakarą laukiam kolegas, man privažiaus ir važiuosim privalom iki Beilundo. Atsiprašau, iki Esbergo. Vargaušiu. Tai laukiam kolegas. Tas kolega man jau lauk. Ai, nu, aišku, šaltokas, sakyčiau. Pasidėjom daiktus. O yra toks kambarys, gera bus. Savaitė SOS. Ir į šaltą. Atsisukau radiatorius. Galbūt šilčiau. Virtuvėlė maža. Tualet su longu. Nesimatomsi. Nu va, ir 7 valandas vakarą. Nusipirksim, ką nors rytoj valgyti. Nes gyvenam nelaivę, todėl reiks daryti patiem valgyti. Košnes didelis mėgės, bet jau įkapėjim. Tai va, nusipirksim valgyti. Ir šiandieną mūsų viskas, o rytoj ryte susimatysim iš laivą. Labryt. Ir be 15:07 važiuojam juost. Dar sulauks, kol ateis kolega. Šiek tiek linu, bet įsidėjimas turi būti gera. Šitas atvažiavom į laivą, paleikti mašiną ir einam į vėdą. Kolega sėda. Užsipildysiam tau dainos planą ir plauksim šitas mūsų laivas. Toks biški senoks, bet gera bus. Šiaip dažniausia laivas būna piln žmonių, bet dabar kadangi ir visiškai nesezons ir turim tokį nestandartinį darbą, katras nėra vis sezon projekts, tai laivas visiškai tušts. Kas į gerą, gali pasirinkti kokį nors veit sėdėti, kolega veikt, atsigersim arbatas, plauksim apie valandą minučių, bet žiūrim, kad šiandien keitas biški orų prognozės, tai tikriausiai vis dien bus šlapia. O jeigu šlapia, mes niek daryti negalėsim. Žvejybinė laivuką plauk. Prisigaut žuvų per naktį. Aha, traukti inklus. Jūs marėte. Šneka išmanauts. Čia šitas visak šmūrik susideda. Dvirac įgula barek. Sveiki. Sveiki sugrįžę. Два пищи шал. Меня спорт.
Serpentinas eisim į apačią. Tas jausvanis kapenį ir atsikabins apačiu ir visas klemsas nulūšęs. Kadangi šiandien negalėjom niekur dažyti, paprašė tų klems pritvirtinti. Nu, žiūrėsim, ką mums eisės. Pirm reik pasivežti virves. Pasivešim virves, tada jau žiūrėsim, ko galim padaryti, ko negalim. Tai ne šilumos. Later on, I think you can take that rope to lower the tools. Tiek, dabar virveles išsitrauk. Ir vis laik sudubliaunam. I'm going lower.
lempsas. Užlaužtas. Jas kažkaip sukinėt. Nori agitatorą susitvarkyti. Sunka taš. Pilna varžt. Antras dublis, sušlapau kojas, apsimoviau second attempt. Yes. Now another big one on top. Those ones were at the bottom. No, we'll leave it here. Varžto sukinėjimą. Nepatogiai. Nu, kad nebies plauti. Gerai. Čia tai kostiumai privalų, kai yra vandens temperatūra mažiau negu 11 laipsnių. Nu, tada nežinau, kaip čia yra. Tai vis laik lipam į viršų per kopėčius, tai vis laik to kostium turiu apsimaut. Sekėm, kad nenulieptum. Mažakas. Mano kolega. Mes su Naukar dirbom jau. Gal 2017 pradėjom kart, paskui porą metų nesimatėm, o dabar vėl progą pasitaikė. Susitikom. Bet mes kad grįžtam. Побегишь. Ой. Hello? Oh. If you can also stay a little bit above me, just pass me there's a big bag you left it there. Focus. This one is loose at all. Serves no purpose. Okay.
too loose a little bit. Ah, it's alright. Great design. Great design. Perfect design. What we need to do, we need to leave it loose now here. Then we go up and we'll try to lift the cable inside that thingy. You know, we need to, you see that joint? We need to lift it up and join it together. I don't know how successful we're gonna be, maybe totally not. But we need to go, we need to leave as it is now. Tension up, come back here, tension this, Okay. and then finish this. How happened like that? Pulley. Level 3 pulley. Lazy pulley. Yeah. Actually, with wet rope is not too bad. Nice design. Because I think this one pulling now, cable down. So we need to take and leave this one. Take the cable down. You can also really reuse maybe. Peitä. Norim iki peittis vaikka varitomi. Okay, hold it. Nu vat, ir apsidirbom. Dabar reikia kažką biščiai išlįs, viską išsinešti. Tai bus viskas. Šiandieną eisim valgyti. Grįšim į laipą, valgysim. Nes ten į mikrobangį viskas. Tai vat, kokią patrod. Viską susukom. Čia netobulus sprendims, čia nežinau dėl ko ne to padarė, nes čia vis pradės rudėti. Bet čia jau ne man problemas. Lipam laukti šitos skylės kažkaip. Sutraukiam visus maišiukus. Svarbiausia daryti maišiukus, nes kai pradeda viskas kristi. Nelabai fainai. Kažkaip pusiau išlindom. Dar kažkaip ten sudaužti. Taip. Įsegam tašę. Įsegam. Čia atsegam. Pasitraukim, kad neužkistų namus. Taurę pasitraukti. Nesamonė. Čia lindom.
Užtrenkam virvis. I tried to retrieve the yo-yo line, I couldn't. It's big spaghetti down there. So, I guess it's a game over. Okay. What do you have for lunch? Rice and chicken. Rice and chicken. Tada valgysime pyragą. Iškipę pyragą. Plaukam numiai, viskas. Plaukam į krantą, nes nusprendėm, kad nebetęsiam. Daug ko pradėjom, nes lyt ir audra. Ir porytą audra, ir ryto audra, ir trečiadienį, ketvirtadienį audra. Tai galvojam, viskas susirinkom, sudėjom į laivą. Ir ryto priim sprendimą, toliau tęsam ar plaukam numiai.